Matote vaizdus iš siaubingo įvykio Vilniuje. Automobilyje buvo aptiktas žmogaus gan jauno vyro kūnas su šautinė žaizda. Viskas įvyko Pašilaičių gatvėje, tai netoli Gabijos gatvės, netoli sankryžos su Pašilaičių gatve. Štai šiame stovinčiame automobilyje apie 4:30 vakaro buvo aptiktas 85 metais gimusio vyro kūnas, tai 40-metis vyras, nebegyvas. Atvažiavę medikai patvirtino, kad vyras nebegyvas, jo galvoje šautinė žaizda. Na ir šalia aptiktas buvo ir ginklas. Įvykio vietoje dirba gausios policijos pajėgos, ekspertai, tyrėjai, čia daug visokių žiūrovų susirinko, taip pat ir vaikų. Teritorija atitverta, bet tas kūnas dar vis automobilyje. Kiek mačiau, aplinkui pievą apieškojo ir tyrėjai su metalo ieškikliu, vairuotojo pusėje stiklas įtrūkęs. Bet, pirminė tokia versija, kad visgi vyras galėjo šauti save pats. Prie kūno aptiktas ir ginklas, matyt, kažkoks tai pistoletas. Kai tik tai bus daugiau informacijos, apie tai pranešime. Dabar ta Gabijos gatvė kaip ir yra užtverta, automobiliams leidžiama pravažiuoti, tačiau žmonėms eiti pro tą automobilį neleidžiama, čia atitverta ta visa teritorija ir dirba policija, aiškinasi aplinkybės. Ir tą pirminę versiją jau minėjau. Šovė galimai vyras pats į save, aptiktas buvo ginklas šalia, tačiau pareigūnai, aišku, apieškojo ir tą įvykio vietą, ieškojo metalo ieškiklių gilzių, matyt, galbūt kulkų. Kol kas daugiau informacijos nėra, matyt, kažkokias versijas galima būtų tik tai kelbėtis, arba patvirtins, arba paneigs policijos pareigūnai. Štai toks įvykis Pašilaičiuose, Gabijos gatvėje.